Sveiki visi, padarysim trumpą video, kadangi turim 15 minučių laiko apie važiavimą žiemos metu ir kai yra gatvės apsnigusios, tai kaip orientuotis, į ką atkreipti dėmesį, kada, aišku, pradėti stabdyti, tai ilgai nelaukdami galim išvažinėti ir mes išvažiuosime į kairę. Tai vėlgi įsitikinam, ar nieko nėra. Ir juostų šiuo atveju nematyti, turime vėžes, tai stengiamės važiuoti prie dešiniojo krašto. Čia kažkiek juosta dar yra matoma. Ir sankryžoje suksime į kairę. Prasileidžiam automobilius ir iškart žiūrime, kur automobiliai važiuoja, kuria juosta. Ir mums reikės, aišku, taikyti būtent ten, kur jie įvažinėja. Na va, ir aišku, pataikėm, vėžes turim. Ir stengsimės laikytis arčiau dešiniojo krašto ir stebėti, aišku, reikės daugiau pačius ženklus, žiūrėti, kaip būtent juostos yra, kaip orientuotis juose, kokie orientyrai, bet svarbiausias punktas būtent yra laikytis arčiau dešiniojo krašto ir matom vėlgi ženklas arčiau dešinės, tiesiai važiuojam. Ir jeigu, sakykime, reikės rikiuotis ar dar kažką daryti, tai visą laiką žiūrėsim, kad liktų šalia važiuojančiam automobiliu, jeigu mums reikės persirikiuoti, sukant ar dar kažką darant. Na ir greitį, aišku, laikom netoli 60. Ir automobilį turiu pakeitęs, tai neturiu parodyti, kaip su pedalais vaizdo, tai kitą kartą gal pavyks, o šiandien, kadangi pradėjo snigti, tai turim truputį keletą minučių laisvų, sakau, parodysiu būtent, kaip atkreipti dėmesį, kada ką daryti. Tai vėlgi pėsčiųjų perėją jau teks iš anksto pasižiūrėti, nes stabdymas kai kuriuose gatvėse bus, aišku, sudėtingesnis. Šiuo atveju viskas yra tvarkoj. Na ir sankryžoje dabar suksime į kairę. Tai posūkį pasirodom, įsitikinam, ar nieko nėra ir arčiau būtent prie vidurio linijos, aišku, mes nematom kol kas, dabar kažkiek yra jos matyti, tai svarbiausia prieš eismą neišvažiuojam ir matom, kad automobilis dar toli, spėsim pravažiuoti ir visą laiką taikom prie dešiniojo krašto. Va, įvažiavom ir mums nėra aktualu būtent, kad sumaišysim, ne ten pataikysim, visada sukant sankryžose laikomės prie dešiniojo krašto. Tai visada mes pataikysim, kai, sakykime, nesimato pačių juostų, pačių žymėjimų, ženklinimų, tai prie dešinės visada rasim vietą įvažiuoti ir toliau, aišku, jau gaunasi, kad vadovaujamės dešiniuoju kraštu, kad niekam daug netrukdyti, o toliau stebim ženklus, žiūrim, kuri juosta leis važiuoti. Na ir dabar, pavyzdžiui, pati danga yra pasidengusi sniegu. Pati danga nėra dar tiek slidi, kadangi yra suvažinėtas sniegas. Slidesnė bus, kai yra ta vadinama košė. Ir per posūkius bus tikrai slidu, nes papačia bus suvažinėta ir dar papildomai košės vadinamas. Dabar, sakykime, tas pats saugus pastatymas įkalnėje prieš šaligatvį, prie bortelio. Tai bortelis yra kažkiek matomas, tai reiškia viskas yra tvarkoj. Tai posūkį į dešinę, sustojam, grynai ant tų pačių sniegų galim ir nelipti. Tai vėlgi, viską atlikus, susukus vairą ir ilgesniam laikui, jeigu tą darom, užgesinam variklį ir, aišku, jungiam pirmą pavarą. Na, o toliau pajudėti, tai vėl grąžinam į pradinę padėtį, posūkis įtikinam, ar nieko nėra iš galo. Jeigu kažkiek lengvai, sakykime, buksuoja ratai, tai, na, nereikia skubėti. Vis tiek automobilis yra su stabilizavimo programom, su slydimo valdymo sistemom, tai prislopins patį variklį ir vis tiek leis pajudėti, neleis daug buksuoti automobiliui. Ir tik nereikia išsigąsti, kad buksuoja ir viskas jau nebėra nieko padaryti. Eina tik tiesiog, na, į tą situaciją nereikėtų staigiai stresuoti. Stabdymas jau stengiamės kuo anksčiau greitį nusimesti pagrindinį ir prieš galą tik prirėdėti ir sustoti ten, kur mums priklauso. Jeigu
suvėluosim stabdyti ir paliksim per didelį greitį, mums paprasčiausiai nutiks taip, kad mes tiesiog stabdydami pračiuošim pro stop liniją ir aišku jau būsim patys kalti, kadangi neįvertinom, jog yra slidu. Ir šiuo atveju vėlgi jau matom yra ir tos vadinamos košės, tai iš anksto nusimetam greitį, pradedam stabdyti, laisvą pavarą mes galim naudoti, tik tiek, kad mes tą darom jau iš anksčiau, atsargiau, kad paprasčiausiai neskubėti. Įsitikinam, ar iš dešinės nieko nėra ir galim toliau važiuoti. Ir toliau sankryžoje suksime į dešinę. Vėl matom stop ženklas. Į dešinę. Linijos nematyti, stojam prieš ženklą. Jeigu, sakykim, vėliau pamatėm liniją, tai dėl viso pikto galim sustoti dar prieš liniją, įsitikinant, ar tikrai nėra, ir toliau nuvažiuoti. Bet jeigu, sakykim, linija apsnigus, jos nematyti, tai visuomet jau prieš ženklą stojam, nes kito atveju, kaip įrodysit, kad ten yra linija, jeigu jūs žinot, kad ten yra, bet jos, tiesiog nesimato šiuo metu. Tai, įrodyti nepavyks, tai jau tada prieš ženklą sustojam. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Automobilių iš šono nėra. Galim įvažinėti ir matom, yra vėžės. Ir čia danga jau yra geresnė, sniego yra mažiau, nes yra nuvažinėta. Tai patys automatiškai galim greičiau įvažiuoti. Kadangi važinėja automobilis, jau iš anksto pristabdom, nes neaišku, kaip elgsis jisai kelyje. Ir dabar vėl kelias atlaisvėjo ir vėl galim važiuoti greičiau ir greitį išlaikau panašiai netoli 50, kadangi matomumas yra geras ir tokiu atveju mes galim į priekį paplanuoti ir jeigu kažkas bus netikėto, tai mes automatiškai spėsim sureaguoti. Jeigu, sakykim, ta pati danga slidesnė yra. O jeigu jau matom, kad bus kliūčių priekyje, sakykime, pristatytų automobilių, žmonių vaikštančių, tai tokiu atveju mes jau greitį galėsim mažinti. Kaip pavyzdys yra perėja ir matau, kairėj pusėje yra žmonių. Tai iš anksto jau mažinu greitį, turim pėstį, tai jau mums numestas greitis nebekelia problemos ir mes automatiškai galim prasileisti. Ir vėl ruošiamės, kol susiruošiam pamažu. Įkalniai, kol pajudėsim, žmogus jau aišku yra praėjęs. Tai vėl matom, yra pėsčiųjų žmonių, tai stengiamės smarkiai neskubėti. Praėjo, vėl galim tuomet bėgėtis drąsiau. Tai vėl matom pėsčiųjų perėjų. Dabar yra pristatyta automobilių, tai stengiamės jau labai smarkiai neskubėti. Tai greitis panašiai apie 30. Pėsčiųjų perėja dešiniai pusėje gerai matoma, kairiai pusėje dar kažkiek silpniau. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai matom ženklą, kad yra viena juosta tiesiai į dešinę, kita į kairę. Tai reiškia, mes persirikiuojam tiek, kad liktų dešiniai pusėje per automobilį. Ir toliau, aišku, kažkiek galim orientuotis tais trupiniais tų linijų. Žalias, automobilių sankryžoje savo juostoj neturim, iš priekio vieną automobilį turim, toliau yra, bet jis yra toliau ir galim važiuoti. Pėsčiųjų nėra daugiau. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Na ir kaip pavyzdys, matom, yra ženklas, kad į kairę bus kita juosta. Čia matom juostas, tai persirikiavom ir toliau šalia dešiniai paliekam vietos, rodyklės kažkiek matos, tai reiškia rodyklės važiuojam apkabinę abiem priekiniais ratais, tai reiškia mes esam juostos viduryje ir pusę sankryžos įvažiuojam ir tuomet jau galim daryti užsukimą. Ir prie dešiniojo krašto visada įvažinėjam. Tai tokiu atveju visada mes pataikysim į savo juostą. Smarkiai skubėti nereikėtų, kadangi pristatyta automobilių. Pėsčiųjų perėja. Na, dabar jau matom kažkiek laisviau, galim pasikelti ir būtent
greitį ir aukštesnę pavarą, bet labai skubėti tikrai dar nereikėtų. Ir nuo automobilio apie gerą metrą išlaikom, į dešinę sankryžą įsuksim. Tai va dabar jau iš anksto prisistabdom, kad jeigu būtų slidu, kad tiesiog nepračiuoštų automobilis pro perėją, jeigu kažkas išlystų netikėtai. Praleidom automobilį ir galim įvažinėti. Ir vėlgi taikom prie dešiniojo krašto juostų. Ne visada spėsim sužiūrėti ir ne visada jos bus matomos, bet dešinį kraštą sekant visada pataikysim į savo juostą ir visada žinosim, kad pataikėm tiksliai. Kaip pavyzdys dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai vėlgi sniego irgi yra nemažai. Iškart iš priekio automobilių nėra, neužsukinėjom anksti pusę sankryžos ir tada sukam ir prie dešiniojo krašto. Įvažiavom, vėžių beveik nėra, bet mes važiuojam dešiniu kraštu. Reiškia, mes važiuojam savo pusiai, nes, kaip matot, kitur vėžės yra kelio viduryje, tai taip važiuoti iš tikrųjų, nederėtų. Reikėtų laikyti savo dešiniojo kraštą ir važiuoti tvarkingai. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai sniego yra gana nemažai, tai stengiamės jau nusimesti greitį iš anksto, kadangi plius yra nuokalnė ir jeigu mes paliksim didesnį greitį, tai 100% mes įčiuošim į sankryžą ir tokiu atveju atvažiavęs kitas automobilis, jisai nespės sustoti, nes netikėtai dėl blogo matomumo mes išvažiuosim ir vėlgi taikom prie dešiniojo krašto ir problemų mums nekyla dėl pačių juostų. Tai kuo mažesnė sankryža, tuo tiksliau reikės prie dešiniojo krašto statesnių kampu išsukti, kad neišvažiuoti prieš priešinį. Įsitikinam, ar nieko nėra ir sankryžoje suksime į kairę. Ir dabar vėlgi gana slidu bus ir privažiuojam neskubėdami, ramiai. Pasileisim automobilius pusę sankryžos ir tuomet užsukimą darom, kad įvažiuoti būtent į savo juostą. Ir galim bėgėtis, iškart žiūrim, ar pėsčiųjų bus. Tai šiuo atveju kaip ir jų nematyti. Pro automobilį stengiamės jau labai greitai ir nevažiuoti, kadangi žinant, jog jeigu reiktų staigiau stabdyti, mes iškart nesustosim, o ant slidžios dangos, aišku, mums kažkiek tai trukdys sustoti staigiai. Ir dabar mes važiuosime tiesiai. Tai tiesiai, matom, yra dešinėje pusėje ir laikomės dešiniojo krašto. Dega žalias, drąsiai važiuojam į savo juostą ir po to, matom, yra automobilių. Teks persirikiuoti, įsitikinam, ar galim tą daryti. Ir vėlgi perėję pėsčiųjų pasaugom, iš dešinės pusės nėra. Galim važiuoti toliau. Ir dešiniai pusė, kaip matom, pristatyti yra automobilių, tai mes galim važiuoti antrojo juostui, vėlgi perėję pasaugom, įsitikinam, ar tikrai nieko nėra, galim važiuoti toliau. Pėsčiųjų perėję vėlgi pasisaugom. Vėlgi pėsčiųjų turim šiuo atveju, tai stengiamės prisistabdyti iš anksto, kad prieš pačius pėsčiuos, prieš perėją, to greičio mes neturėtumėm, jeigu būtų labai slidu, kad vis tiek spėtumėm sustoti. Ir dabar mums teks važiuoti tiesiai. Tai vėlgi matom ženklas, kad mes esam antrojo juostoj. Tai mums šitą juostą netenka ir tenka persirikiuoti prie dešiniojo krašto. Persirikiavus, tada vėlgi prisistabdom ir prieš liniją sustojom. Jeigu linijos nebūtų matyti, būtų apsnigusi, svarbiausia nepravažiuoti šviesoforo, pėsčiųjų perėjos, kad sustoti būtent prieš sankirtą. Na ir dabar sankryžoje suksime į kairę.
atveju pravažiuoti, na, turėtume spėti. Tik tais tiek, kad greitį nusimetėm, pėstys spėjo praeiti ir prie dešiniojo krašto įvažiuojam. Įvažiavus prie dešiniojo krašto žinom, kad tikrai pataikėm į savo juostą ir niekam kitam nesutrapėm. Ir aišku, galime bėgėtis, nes kol kas matomumas nėra blogas, perėję vieną turim, pagrindinis kelias ir sankryžoje suksime į kairę. Tai čia jau aišku greitį pasimažinam, kadangi darysim sukimą. Mūsų pagrindinis pusę sankryžos įvažiuojam, bet skubėti nėra tikslo, kadangi sukant posūkį ir spaudžiant akceleratorių, esant išcentriniai jėgai plus slidžiai dangai, automatiškai automobilio priekis gali pradėti slysti ir tokiu atveju mes nebeišsuksim pačios sankryžos ir trenksimės, aišku, į bortelį. Na, dabar vėlgi, turim stop ženklą, linijos nematyti ir tenka sustoti, nors linija iš tikrųjų jinai yra toliau, na, kiek aš žinau, bet šiuo atveju aš jos nematau ir aš jos negaliu traktuoti kaip kad jinai būtų. Ir aišku, atsargiai privažiuoju prie sankirtos, nes matomumas tikrai yra prastas. Ir vėlgi stengiamės įsibėgėti. Trečia pavara. Ir dabar jau vėlgi galim nebeskubėti, mes sankryžoje suksime į dešinę. Ir šiuo atveju yra stop ženklas, na ir kažkiek linijos yra matyti. Tai bet svarbiausia, ženklų neprasivažiuojam ir žiūrim dabar pagrindinio kelio vienpusės iš kairės ir nieko nėra. Na, dabar reguliuojamoje sankryžoje suksime į kairę. Matom vėžes, dešiniu kraštu važiuojam ir priekį yra matyti ženklas, kad yra 3 juostos ir trečia juosta yra į kairę. Tai reiškia, aš turiu atsidurti pačioj kairiausioje juostą. Ir šiuo atveju yra ištisinė, bet jinai nėra matoma. Ir kai nėra matoma, vėlgi, aš žinau, kad ten jinai yra ir aš toj vietoj nesirikiavau. Bet aš toj vietoj galėčiau rikiuotis dėl to, kad ten ištisinės nesimato. Ir tokiu atveju jos kaip ir nėra. Ir jeigu jūs persirikiuosit, tai kritinės klaidos tikrai negalės parašyti, nes jos tiesiog, na, nesimato. Ir jūs būsite teisus, kadangi svetimas žmogus žiūrėdamas, jis net nežinos, kad toj vietoj turėtų jinai būti. Ir dabar važiuoju pusę sankryžos tiesiai, o ne taip kaip tas automobilis, kad labai anksti nusuko. Ir jisai nusukdamas, aišku, dažniausiai nukirs kampą. Ir dabar vėlgi dešiniu kraštu. Toliau, aišku, bėgėjos. Ir va, šita košė suvažinėta, jinai iš tikrųjų yra labai slidi. Ir kuo jos daugiau, tuo iš tikrųjų atsargiau, ypatingai per pačius posūkius sukant, reikėtų turėti mažesnį greitį. Na, tikiuosi išsamei pavyko atsakyti ir tą važiavimą baigsim, nes turiu jau pasiimti moksleivį ir važiuoti toliau. Tad šiam kartui tiek ir susitiksim kituose video.